Kvėpavimai yra skirstomi į 3 kategorijas. Tai yra energizuojantis, atpalaiduojantis ir balansuojantis. Šiandien parodysiu energizuojantį pratimą, kurį galima daryti iš ryto arba tada, kai trūksta energijos. Šitas pratimas yra ne tik energizuojantis, bet tampo plaučius ir į priekį, ir į šonus. Vadinasi kvėpavimo gimnastika. Iš principo teorija už šito pratimo yra tokia, kad žmogus, jeigu nebesportuoja ir nelavina plaučių, nuo 25 metų per metus po 1% plaučiai traukiasi. Tai reiškia 50 metų, jeigu nėra jokio fizinio aktyvumo, plaučiai funkcionuoja žmogui tik 75%, 75 metų tik 50%. Dėl to labai yra svarbu sportuoti arba papildomai daryti tokius kvėpavimo pratimus. Geriausias sportas plaučių tampymui tai yra savaime suprantama plaukimas. Ir dabar pademonstruosiu. Realiai yra 2 įkvėpimai. Pirmasis įkvėpimas per nosį, kai rankos kyla į šonus. Atsistojam pečių ploti. Pilnai, kiek galim. Neiškvepiam, nuleidžiam rankas ir ant viršaus antrą kartą įkvepiam jau rankas į priekį, reiškia krūtinė į priekį. Ir įkvėpimas per burną. Ir paleidžiam. Pademonstruosiu dabar. Maždaug taip. Plaučiai pirmas į šonus, paskui į priekį. Labai energizuoja, gerai iš ryto vietoj kavos puodelio arba prieš kavos puodelį.